Tai šitas video bus apie Florenciją. Atsikėlėm šeštadienį ryte Pizoj, pabuvom šiek tiek Pizoj, sėdom į mašiną apie 2 valandą ir išvažiavom į Florenciją. Tai iki Florencijos pats kelias nekainavo labai daug, man atrodo, kainavo kažkur panašiai apie 16 eurų nuvažiuoti nuo Pizos iki Florencijos. Ir važiavom apie valandą laiko. Ir į pačią Florenciją jau atvažiavom apie kažkur plius minus 3 valandą. Už parkingą Florencijai sumokėjom apie 10 eurų, turėjom apie 5 valandas Florencijai. Nes mes Florencijai nežadėjom stein, kadangi Florencija yra labai brangios nakvynės, tai mes steinom prieš tai Pizoj ir tada steinsim Rimini. Kol keliavom iš Pizos į Florenciją, ChatGPT-nom tokį sąrašiuką. Tai mes čia sąrašiuką, ką mes sugalvojom pamatyti, tai šiai 5 valandų mums užteko pamatyti visą šitą sąrašą ir dar padaryti quick stopą, suvalgyti keletą sumuštinių ir atsigerti po kokteilį. Iš tikrųjų, tai Florencija man paliko tokį, jaučiu, kad didžiausią įspūdį, nes Florencija man tokia kaip rodo Italiją filmuose, kur nuvažiuoji, architektūra, vaibas, tiesiog vaikščiam visas praktiškai katedras, buvo toks labai fainas tiltas, kur iš išorės jisai toks kaip tiltas ir to tokie kaip namukai atrodo iš išorės. Tai jam po to per tą tiltą, ten daug parduotuvėčių buvo, tai šiek tiek apsišopinom. Užmačiau Sephora Florencijai, tai žodžiu nusipirkau Rare Beauty blushą ir nusipirkau Huda Beauty powderį. Ėjom tada per tą tiltą ir kilom į kalną. Nu tai žinokit, po 4 valandų vaikščiojimo Florencijoje ten kojas lindo į visur, kur tik tais lindo, dar reikėjo kilti kalną. Tai ten jau buvo biškelį nuovargėlis. Bet tada užkilom tą kalną, pasiėmom po vinelio, atsisėdom tokią nuostabią panoramą ten buvo. Ir labai fainai, jog ta panorama buvo tokia, kai vieną pusę atsisuki buvo miesto panorama, į kitą pusę miško panorama. Ir po to jau kažkur apie 7:30, man atrodo, ėjom link mašinos. Išvažiavom, manau, kad iš Florencijos apie 8:30 ir keliavom link Rimini. Tai apie Rimini, nežinau, kelintas šiau part bus, bet eikite į kitą part, papasakosiu apie Rimini tripą.